Laidą pristato Auksinė mintis. Pats naudingiausias gyvūnas pasaulyje – kiaulė. Galima naudoti jos mėsą, odą, organus, kanopas, šerius ir netgi pavadinimą, norint išsakyti nuomonę apie kitą asmenį. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Na, girdėjote naujienas? Na kasgi naujienas, nieko negirdėjau, papasakokit. Koalicijos partneriai nusprendė paauklėti politikos huliganus. Nesupratau, kasgi tai per huliganai. Na kas? Jaunieji politikai. Ir kokiegi jaunieji politikai per mum dabar yra? Na kokie? Tvarkiečiai. Spauda rašo, kad konservatoriai su socialdemokratais planuoja juos atlaisvinti. Kitai atlaisvinti nelabai suprantu. Na, ruošia jiems išleistuves. Eik jau, netikiu, kasgi nutika. Sako, kad tvarkiečių išsišokimai pasiekė kritinį lygį. Ir kasgi nutika? Taigi jie nebalsavo kaip visa dauguma už klasių komplektus. Sako, dažnai jie balsuoja skirtingai nei dauguma. Ir taip kelia sumaištį koalicijoje. Tai konservatoriai su socialdemokratais nusprendė pasikviesti į draugus darbiečius. A ką darbiečių užteks jiem naują koaliciją sudaryti, nelabai supratau. Gal ir ne, bet jie sako seisantis tik kartu su liberalsąjūdiečiais. A, tiesa savim uodegų tempės paskui savyje, ne? Žinok, čia viskas gana rimta. Jie jau šiandien planuoja susėsti prie derybų stalo ir sudėlioti naują daugumą iki sekančio posėdžio, kada bus priimamas 2013 metų biudžetas. Na, matai, kokia Anis greitį, 1-2 ir nauja koalicija, kažko man labai įtartina ir nerimta. Na, kaip sako, kantrybės tauriai trūko vieno lašo ir taurė buvo perpildyta ketvirtadienį tarybos posėdžio metu. Betgi palauk, tvarkiečiai prie valdžios lovė jau 10 metų. Man atrodo, kad ne taip paprasta juos iškrapštyti, nesgi laviruoja čia taip įdomiai. Na taip, jie laviruoja. Merai keičiasi, o tvarkiečiai stabiliai išlieka prie valdžios. Vienokios ar kitokios. Žinai, apie valdžios perversmą jau kalbam beveik metus, bet niekam taip ir nepavyksta nieką padaryti. Taip, kad neskubėkime rimtai vertinti šitų purvesklaidos rašinėlių. Pažiūrėsime, kaip sako, kai daug naudėsma. Na gerai sakote, kolegė. Palaukim ir pažiūrėkim, kogi čia viskas baigsis.